Labas rytas visiems. Aš labai senai dariau transliaciją čia. Tai žinokit, nebesusigaunu, kaip reikia paleisti transliaciją. Nu, bet tebūnie. Po truputį. Susipažinsim iš naujo. Šiandien skaitysim zodiako ženklus. Oi, palauk. Labas rytas visiems. Palaukit, pabandysiu kažkaip, nežinau, man labai keistai rodo, žinokit. Tai atleiskit, jeigu nematysit viso vaizdo, arba kažkas bus ne taip. Bet žinokit, aš Facebook'e labai senai čia bebuvau. Bet tebūnie. Svarbu, kad išgirstumėt, jo? Okay. Taip, kur mes esam? Mes esam Vėžyje, ar ne? Tai nuo Vėžių ir pradėsim ir eisim visą ratą. Kai kuriems žinutės bus apie Vėžį, kai kuriems apie tą zodiako ženklą, kai kuriems tai bus apie jus, gal apie kitą žmogų, o kažkam galbūt tai žinutė bus visiškai nesusijusi su to ženklu. Žiūrėkit taip, kaip jums tinka. Beje, svetainė yra aktyvi. Pagaliau prisirašiau. Atleiskit, kad ilgai neturėjot informacijos. Galite keliauti į svetainę, patikrinti menuliotarot.lt. Galite registruotis konsultacijoms, rašykit, kreipkitės e-mailu. Jo, okei, judam. Vėžys. Kas yra aktualu Vėžiui šiuo metu? Monetų riteris, lėtas judėjimas tikslų link, neskubinkit savęs. Kai kuriems galbūt aktualus yra lėtas judėjimas fiziškai. Kodėl tai aktualu? 8 taurės. Kai kurie iš jūsų pradedat atrasti, kad jūsų laimė irgi yra stipri, nes galbūt stipri. Svarbi, norėjau pasakyti. Jūsų laimė yra svarbi, nes galbūt jūs būdavot visada į kitus, dėl kitų. Gali būti, kad kažkas iš jūsų gyvenimo traukiasi, bet atrodo, kad tai yra reikalinga. Tai yra, kai kuriems iš jūsų tai yra susijęs su jūsų finansiniu stabilumu. Ir atsakymas gali glūdėti jūsų emocijose.
Jeigu jūs turėdavot sunkumų finansiškai, aš nežinau, kas man yra, kodėl aš nerišliai kalbu, jeigu jūs turėdavot finansinių iššūkių, arba visada jausdavotės tarsi pariby kažkur, ar ne, ir neišeina niekaip įsivažiuoti, neišeina niekaip susikurti gyvenimą finansiškai kažkaip, ar ne, stabiliai, tai kai kuriems iš jūsų atsakymas yra jūsų emocijose. Jūsų emocinis pasaulis yra leidžiat per daug savo emocijoms. Tai nereiškia, kad jūsų emocijos yra blogos ir jų nereikia jausti ir ten kažkaip tai presuoti ir, žodžiu, tapti karjeristais. Ne. Tai reiškia, kad jūsų dėmesys į ten eina per daug. Ir jūs turit pradėti žiūrėti galbūt paprasčiau kartais, žemiškiau. Bet iš esmės atgaunat savo nepriklausomybę. Jūs judat į savo autonomiją, į stabilų gyvenimą. Ką reikia pasakyti Vėžiui apie šiandien ar apie šį laikotarpį? 7 monetos. Jo, jūs esat kviečiami būti kantrūs. Kantrūs su savimi, kantrūs su savo pasirinkimais. Ypatingai, jeigu turite ilgalaikių tikslų, gali būti, kad kartais atrodys, jog tai nevyksta, jūs nejudat, arba tai nėra tai, ko aš norėjau. Neskubėkit trauktis, bėgti, nukirsti kažką, keisti. Todėl, kad jūs esat kviečiami kantriai judėti savo tikslų link, daryti tai, ką turi daryti. Ir kas bus? Saulė. Labai pozityvi žinutė, Vėžiai. Kas laukia Vėžių artimiausiu metu? 2 kalavijai, gali būti sprendimas, gali būti blokas, fortūnos ratas, pakabintasis. Užsidaro kažkoks didelis ciklas. Jeigu buvo situacija konkreti, o galbūt tiesiog būsenos arba kažkokie pajautimai arba tiesiog jausmas, tarsi jūs negalėtumėte išjudėti iš starto. Galbūt nežinojot, kokį sprendimą priimti, galbūt jautėtės stagnuojantys ir panašiai. Tai gali būti santykyje, tai gali būti bendrai gyvenime, tai gali būti finansiškai. Šitas laikotarpis baigėsi. Jūs žengėte į visiškai naują etapą ir gali būti, kad tas tranzitinis laikas, tas jūsų perėjimas iš pabaigos į naują pradžią reikalauja iš jūsų kantrybę su savimi. Reikalauja iš jūsų, kad išlaikytumėt savo tikslus, išlaikytumėt savo viziją, išlaikytumėt savo tikėjimą ir lėtai, disciplinuotai, žingsnis per dieną judėtumėt savo tikslų link. Gali būti, kad šitas užsidarimas ateina su kažkokio žmogaus, su atsisveikinimu su kažkokiu žmogum. Kai kurie iš jūsų paleidžiat savo ilgalaikį partnerį, kai kurie iš jūsų paleidžiat kažkokią labai, nežinau, ilgų metų tarnystę, tai gali būti darbovietė, kurioje praleidot labai daug metų. Kai kurie iš jūsų galbūt nenorėjot to paleisti. Su šito aspekto pasitraukimu iš jūsų gyvenimo užsidaro labai didelis ciklas ir jūs
judat savo autonomijos link. Okay? Galbūt situacijoje yra svarbus liūtas, šaulys, žuvys, vandenis, avinas. Koks patarimas vėžiui šiuo metu? Teisingumas, elgtis garbingai. Koks patarimas vėžiui? Išlaikyti ribas. Jeigu yra žmogus, kuris galbūt bando jūs kažkaip papirkinėti arba bando kompensuoti, įsivaizduokim taip, jūs esat santykėje, kuris visiška stagnacija ir jūs žinot, kad jūs jau senai turėjote išeiti ir čia nieko nebus. O galbūt žmogus žinojo, kad turi išeiti ar ne, bet jūs galbūt laikėtės, kad ir kas vyktų, gali būti, kad šitam ciklui užsidaryti trukdo kažkurio iš jūsų bandymas kompensuoti kito žmogaus sunkias būsenas. Jums patarimas yra išlaikyti ribas, nebežaisti vienas kitu ir daryti tai, ką turi daryti. Ok, reikia jums padėti zodiako ženklą, kad jūs matytumėt, ar ne? Palaukit. Tai mes padarykim taip. Kad jūs matytumėt ženklą. Jo. Gerai. Vėžys. Judam toliau. Liūtas. Liūtas. Štai padėkime čia. Suraskim liūtą. Taip. Liūtas. Kas yra aktualu liūtui šiuo metu? Trys skeptrai, jūsų vizija, jūsų lūkesčiai, jūsų žvilgsnis į ateitį. Kur liūtas yra šiuo metu? Taurių karalius, 2 monetos ir taurių karalienė. Jūs bandot išlaikyti pusiausvyrą santykyje. Į kur turėtų žiūrėti liūtas? Saulė. Saulė esat jūs. Kai kuriems jūs turit pradėti žiūrėti labiau savęs. Ką reiškia žiūrėti į ateitį į Saulę? Kantrybės, saikingumas, jumis bus pasirūpinta. Jūs turit pasitikėti kažkokia aukštesnė šviesa, jėga, nežinau, koks yra jūsų tikėjimas tuo, kuo tikit. Kai kurie iš jūsų turit žiūrėti liūtą arba šaulį. Ką liūtui reikia daryti su tuo, kas vyksta dabar? Nes dabar jūs bandot Arba jūs bandot subalansuoti savo emocinį pasaulį, arba jūs bandot atrasti pusiausvyrą su kitu žmogumi. Ir kažkodėl jūs esat kviečiami labiau žiūrėti į ateitį. Ką liūtas turi daryti su tuo, kas vyksta dabar? Imperatorienė. Wow, 2 taurės žvaigždė, 10 taurių. O, wow.
Nežinau, ką pasakyti. Nežinau, ką pasakyti apie šitą paveikslą. Jeigu jūs esat vyriškis ir jūs esat santykyje, jūs radot lobį ir jūs esat kviečiami tą lobį prisirišti, pasipiršti. Gali būti, kad galbūt reikalingas yra atsiprašymas arba pokalbis dėl kažko, kas įvykę buvo tarp jūsų. Jeigu jūs esat moteris, jūs esat kviečiamos suvokti savo, aktyvuoti savo savivertę. Ir suprasti, kad jeigu jūs nesilaikysit tos pozityviausios savo gyvenimo vizijos, jeigu jūs darysit kompromisus ties tuo, ko jūs norit pasiekti savo gyvenime, tai niekas jums to ir neatneš. Todėl, kad jūs vienintelės ir esat tos, kurios gali tai pasiekti. Tai pritraukti, tai įgyvendinti. Jo. Kad ir kas tai būtų, ar tai būtų santykis, ar tai būtų kažkieno savirealizacija, ar tai būtų kažkieno kopimas karjeros laiptais, jūs esat kviečiami aktyvuoti savo savivertę ir pradėti praktikuoti pasitikėjimą savimi, nepaisant aplinkybių, kurias jūs patiriat esamoje situacijoje. Nes atrodo, kai kurie iš jūsų truputį pamiršot, kas jūs esat. Truputį pamiršot savo tą vidinę stiprybę. Nes kas čia krenta, tai yra įspūdinga. Tiktais gali būti, kad tai temdo kažkokie praeities nusivylimai, kur galbūt jūs buvot pasitikinti savimi, bet gavot gerą pliauską per pakaušį. Ir judėdami toliau, tarsi, nu gerai, kadangi tada pasitikėjau ir gavau gerai per pakaušį, tai dabar gal turėčiau būti ramiau, gal turėčiau būti mažiau, gal turėčiau nedaryti kažko ir laukti, kol kitas padarys, arba kol kitas pasakys, dar kažkaip. Ne. Tai nėra, tai nereiškia, tai nėra išmokta pamoka. Ok? Kas laukia liūto ateityje? Popiežius. Nu, come on. Kai kurie iš jūsų vienišos dienos baigėsi. Gerai. Koks būtų, nežinau, šiandienos patarimas liūtoj? Jūs gausit lobį, bet jūs turit tikėti šitą manifestaciją. Ir tai turi ateiti iš jūsų savivertės, kad taip, aš nusipelniau, tai yra mano. Gal aš nematau to savo realybėj dabar, ar ne, bet tai nereiškia, kad aš turiu kažkur nusileisti, aš turiu kažkur patylėti, aš turiu kažkaip save sumažinti ir taip toliau. Ne, aš esu tai, kas aš esu. Ir aš tikiu, kad aš nusipelnau geriausiu. Koks patarimas liūtui šiandienai?
skeptrų karalienė. Skeptrų pažas, būkit žaismingesni. Išlyskit iš šešėlio, įjunkit savo šviesą, savo tą ugnį. Galbūt daugiau, nežinau, tai gali būti flirtas, bet tai gali būti tiesiog flirtavimas su gyvenimu. Tiesiog žaismingesnis požiūris į tai, kas esat jūs, į tai, kas yra kiti, į tai, kaip judam gyvenime ar ne, į tai, kaip siekiam tikslų ir panašiai. Jūs esat kviečiami atsipalaiduoti. Nes atrodo, kad tai ateina. Jo, kai kuriems galbūt reikalingas yra poilsis. Liūtai, wow. Oi, nepasakiau ženklų. Šaulys, liūtas, vandenis, jautis, svarstyklės, vėžys, skorpionas, jautis, vėžys, agnis. Ok. Toliau mergelė. Nu, kur mergelė? Ok. Mergelė. Kviečiu prisijungti prie YouTube kanalo. Gerai, mergelė. Kas yra aktualu mergeliai šiuo metu? Ką palaukit? Kas yra aktualu mergeliai šiuo metu? 3 taurės. Tai gali būti konkretus renginys, proga, susiejimas, tai gali būti jūsų socialinis ratas. Kai kuriems aktualu yra įnešti daugiau žaismingumo į savo dienas, daugiau atsipalaiduoti, galbūt per rimtai į viską žiūrit. Kas yra mergeliai 3 taurės? 7 kalavijai. 2 kalavijai, velnias, 8 skeptrai, žvaigždė. Kas yra 7 kalavijai? 2 taurės, 4 kalavijai. Gali būti, kad jūs turėjot situaciją su kažkuo, kuri stovėjo ant ribos arba stovi ant ribos, kurią galima traktuoti labai dviprasmiškai. Tai gali būti, pavyzdžiui, nežinau, su kažkuo bendravot, turėjo tam tikrą ryšį. Galbūt draugystė, galbūt kolega, galbūt pažįstamas, galbūt kažkokiu aspektu sutiktas žmogus. Ir įsivaizduokim, jūs su tuo žmogumi bendraujat ir įvyksta tarp jūsų kažkokia romantika. Ar ne? Ir jūs nežinot, kaip traktuoti šitą situaciją. Jūs esat kviečiami bendrauti ir labai aiškiai įvardinti. Todėl, kad nėra verta. Šitoj situacijai nėra verta kultivuoti kažkokią nežinią arba kažkokį šešėlį. Jūs galite prašviesinti šitą situaciją, jūs galite ją padaryti labai aiškę. Kokioje energijoje yra mergelė šiuo metu?
9 kalavijai, 4 skeptrai. Tai gali būti situacija, kuri jūs varo iš proto. Tai gali būti trečios šalies situacija, bet nebūtinai tai reiškia, kad tai buvo vienos nakties nuotykis arba intimi trečia šalis. Tai gali būti trečia šalis instituciškai, tai gali būti mokesčiai, tai gali būti auditas. Galbūt nėra aišku, kaip reikia judėti toliau ir ką reikėtų daryti ir kaip reikia kalbėti apie tai. Yra noras tiesiog blokuoti, bet blokas sukels dar didesnį šešėlį. Galbūt yra reikalingas atsiprašymas. Gerai. Ką reikia daryti, mergeliai? Pakabintasis. Taurių karalienė. Penkios taurės. Trys kalavijai. Kažkas yra kviečiamas pamatyti, kaip nuvylė kitą žmogų. Arba kažkas galbūt labai stengiatės pateisinti, ieškoti pateisinančių argumentų, kaip išviesinti tą situaciją, bet jūs nematot savo skausmo situacijoje. Ir ar tai būtumėt jūs tas, kuris nuvylė kitą, ar tai būtų jūs tas, kuris buvo nuviltas situacijai, yra svarbu pamatyti nuvilto žmogaus skausmą. Gali būti, kad kažkas šitoj situacijoje jaučia didžiulę kaltę arba nerimą, nes supranta, kad bus matomas kaip čyteris arba kaip tas, kuris apgaudinėja, tas, kuris išnaudoja. Ir nėra aišku, kaip reikia šitoj situacijoje elgtis, ką reikia daryti. Kai kuriems tai gali būti sena situacija, kuri vis dar yra aktyvi mintyse. Turi pasikeisti perspektyvą. Kažkas sulaiko tiesą. Kas laukia, mergelės? 7 skeptrai, ribos, kova. Monetų karalius, monetų karalienė, 9 skeptrai, fortūnos ratas. Paskutinysis teismas. Mirtis. 6 kalavijai. Tai gali būti situacija, kur kažkas buvo merdinčiam santykė, arba santykiai iš vis nebuvo, buvo tik tais kažkokie tokie labai materialistiški įsipareigojimai, tam tikros kažkokios ištikimybės. Ir atrodo, kad kažkas atranda mato savo vietą su žmogumi, kurį pamilo arba pamils. Minimum yra draugystė, yra kažkoks emocinis artumas. Ir gali būti, kad jūsų laukia didelis perversmas gyvenime. Tas, kas merdėjo, arba tas, kas buvo, tas, kas nelygiavo, sugrius, tai pasibaigs. Kai kurie iš jūsų galbūt dar bandysit kovoti už tai, kad išlaikyti, nes duotas žodis, nes taip reikia ir panašiai, bet netrodo, kad tai liks stovėti. Po šitos pabaigos jūs sutiksit savo soulmate'ą. Jeigu soulmate'as yra sutiktas šitame kelyje, įvykus pabaigai jūs būsit kartu. Taip atrodo. Bet yra būtina pamatyti tiesą, nes atrodo, kad kažkas nenori, nežinau, bijo gal matyti tiesą.
Okay. Svarstyklės. Palaukit, man reikia tuos išsitraukti, o stichijas ir planetas. Padėti. Taip, svarstyklės. Svarstyklės. Gerai, kas yra aktualu svarstyklėms šiuo metu? Kas yra aktualu svarstyklėms šiuo metu? 3 skeptrai. Ateities lūkesčiai, žvilgsnis į ateitį. Ir ką jūs turit įžiūrėti toje ateityje? Įsimylėliai norėjo iškristi. Į ką jūs turit žiūrėti ateityje? Tiesa. Jūs gausit tiesą arba pasakysit tiesą. Penkios monetos. Kai kurie iš jūsų nepriima tiesos. Gali būti, kad bandot kovoti už kažką, kas yra ne jums, ne jūsų, nepasiduoda ties to. Gerai. Kas čia vyksta? Kokia yra svarstyklių energija šiuo metu? Monetų karalius. Jūs galbūt turit verslą. Esat labai stabilus. Esat kviečiami priimti sprendimą. Galbūt susisiekti su kažkuo. Žiūrėti į ateitį. Sprendimas turi būti žiūrėti į ateitį. Kodėl tai svarbu svarstyklėms yra? Kodėl svarbu yra 3 skeptrai? Gali būti, kad yra kažkas per atstumą, ko jūs norit, arba su kuo norit bendrauti, nes jūs esat kviečiami susisiekti. Kodėl tai svarbu yra svarstyklėms? Bokštas, stiprybė, išdrįsti, monetų karalius, popiežius ir 7 skeptrai. Žinia. Gali būti, kad kai kurie iš jūsų esat kontakte su žmogumi, kuris laikosi savo įsitikinimu. Atsiprašau labai. Ir nėra verta į tai investuoti. Tai atrodo kaip tiesiog užsispyrimas kažkieno ego užsispyrimas. Gerai, dar kartelį. Kodėl svarstyklėms yra svarbu 3 skeptrai šiuo metu? Jūsų vizija. Kalavijų riteris, kalavijų pažas. Atsiskyrėlis 7 taurės. Aš sakau, yra kažkas, kas yra nugribavęs. Ir tai gali būti perspektyva į jūs, požiūris į situaciją, požiūris į aplinkybės.
šitas žmogus yra susikūręs iliuziją arba jis nori jums sukurti iliuziją. Ir jis ketina kai kuriems netgi invaziškai tai daryti. Klausimas yra, ar jums verta yra laukti, ar verta yra investuoti. Kai kuriems tai yra jūsų verslo dalykai ir jūs matot, kad ta investicija nepasiteisina. Nebūkit dėliulių. Okay. Gerai, kas laukia svarstyklių? Labai, šiaip tai atrodo, kaip kortos tai krenta tos pačios kaip ir visiems kitiems, bet žinutė, kurią aš bandau perskaityti, yra ukanota, taip reikėtų gal sakyti. Galbūt jūs taip ir jaučiatės. Kas laukia svarstyklių ateityje? Monetų pažas, monetų riteris, popiežius, karieta, žvaigždė. O. Jūs labai gražiai tropniai judat, kai kurie santuokos link. Gali būti, kad tai lėtai ateina, bet nežinau, ar matosi. Tai yra tai, ko jūs norėjot. Nebesitaikstyti su stygium, su žmonėmis, kurie atseit myli, su žmonėmis, kurie pusiau myli, su žmonėmis, kurie žaidžia gyvenimą, kurie, nežinau, kai kurie iš jūsų esat linkę save mažinti ir susitaikyti su aplinkybėm, priimti kaip yra. No. Ir ką reikia konkrečiai daryti šiandien šitame laikotarpyje, kad judėti šitų teisingų kelių. Kvailys. Kai kuriems iš jūsų kliūtys yra pašalintos arba bus pašalintos, kad jūs judėtumėt šitų keliu. Kažkas iš jūsų gausit kontraktą, turėsit keliauti fiziškai, kad tą kontraktą įgyvendinti. Jūsų disciplina ir kantrybė jūs veda į tą sėkmingą rezultatą. Jūsų gebėjimas išlaikyti viziją. Ko jūs norit. Kai kuriems tai gali būti žmogus per atstumą. Jūs turit ką daryti, kvailys. Ką tai reiškia kvailys? Išdrįsti, 6 monetos. 10 monetų. Bokštas, nežinau, kodėl su 6 monetom atrodo ateina pirkti, įsigyti, užsisakyti, sudalyvauti. Kai kurie iš jūsų bijot ilgalaikio santykio, nes esat patyrę kažką sudėtingo. Ta patirtis tie išgyvenimai yra vis dar aktyvus, bet atrodo, kad jūs einat tuo keliu, kur tos žaizdos bus užgydytos. Gali būti, kad po sunkių kažkokių įvykių jūs nuėjot kažkur, kur
nevyko. Ir tai tarsi tik tais dar labiau įnešė kažkokią ūkaną. Jo, bet atrodo, kad jūsų širdis gyja ir jūs einat ten, kur jūs būsit mylimi. Ir man atrodo, kad jūs labai mylėsit. Galima pamatyti tą kitą energiją, kuri bus su svarstyklėm. Gali būti jautis, vėžys, vandenis, skorpionas, dvyniai, vandenis, skorpionas, šaulys. Galima pamatyti tą kitą energiją. Taurių tūzas, 5 kalavijai, 2 taurės, velnas, what? Skeptrų karalius. Šitas žmogus yra apsuptas šešėlio. Tai gali būti labai narciziška energija, kuri supa šitą žmogų. Jūs esat kviečiami išdrįsti žengti žingsnį. Ypatingai, jeigu jūs esat vyriška energija. Nes yra kažkas, kas tarsi neleistų kažkas, kas labai teritoriškai yra okupavęs teritoriją. Nežinau, kaip tai paaiškinti. Gali būti, kad šitas žmogus traukiasi į meilę savo, atsisuka į save. Jūs esat kviečiami žengti žingsnį, todėl kad gali būti, kad šitas žmogus eina ne į tą pusę. Ir jūsų išstojimas, jūsų pasirodymas, tai nereiškia, kad jūs turite žengti žingsnį būtinai romantiškai, jeigu mes kalbam apie simpatiją. Bet atrodo, kad jūsų pasirodymas alchemiškai kažkaip įtakos tą žmogų ir padės išsivalyti nuo šitos energijos. Imperatorienė. Kai kuriems tai gali būti žmogus, su kuriuo jūs jau kažkada esat bendravę. Aš matau tokį prasilenkimą. Okay. Okay. Taip, skorpionas. Skorpionas. Kas yra aktualu skorpionui šiuo metu? Skeptrų karalienė. Gali būti ugnies ženklas. Kodėl skorpionui aktualu skeptrų karalienė? 10 taurių. Gali būti, kad jums yra aktualu įžiebti savo ugnį. Pradėti labiau mėgautis savo gyvenimu, labiau duoti savo leidimą patirti malonumą gyvenime bendrai. Ar ne, valgyti skanų maistą,
patirti kūnišką malonumą, patirti malonumą, nežinau, keliaujant, užsiimant kūrybą, ar tiesiog gulint po saulę, ar ne, kad ir kas tai būtų, galbūt jūs esat kviečiami, skirti daugiau dėmesio savo tiek fiziniai, tiek emociniai pilnatvėjai. Kai kuriems iš jūsų tai yra moteris arba žmogus, kuris gali jūs padaryti laimingus. Ne tai, kad turėtų labai stengtis, bet atrodo pati žmogaus natūra jūs daro laimingus. Gerai. Ką reikia daryti, skorpionai? Miau. Ką reikia daryti? 10 skeptrų. Įsimylėjimai. Pasaulis. Užbaigti santykį, kuris jūs slegia. Tai gali būti įsipareigojimas, tai gali būti santykis, tai gali būti tiesiog pažintis, kuri... nevyksta. Tai gali būti labai intensyvus santykis. Bet... Kai kurie iš jūsų turite pasidaryti labai, labai rimtą generalinę tvarką, išsivalyti šlamštą gyvenime, tiek tiesiogiai, materialiai, tiek galbūt psichologiškai, socialiai ir panašiai. Užbaigti. Kai kuriems tai saitas galbūt su dvyniais. Ok, ir ką tai duos skorpionui? 7 monetos, erdvė, 6 monetos, taurių karalius, žinia, imperatorius. Tos naštos paleidimas, kad ir kas ta našta būtų, atrodo, kad leis kitam žmogui užaugti. Kai žmogus pamatys, kad jūs esat besimėgaujantis savo gyvenimu, tas žmogus pasikeis. Kai kuriems gali būti, kad jūs paliekat vandens ženklą ir sutiksite ugnies ženklą. Ir šitas žmogus bus tai. Tai bus rimtas, atsakingas žmogus, priimantis sprendimus, realius ir panašiai. Nes gali būti, kad kažkas jūsų gyvenime buvo labai teplep. Kas laukia skorpiono ateityje? Monetų karalienė, monetų riteris. Trys skeptrai. 5 taurės. Kalavijų karalius ir magas. Ir tada jūsų judėjimas į priekį ir savęs pasirinkimas, savo vizijos manifestavimas, kažką jūsų gyvenime privers labai rimtai susimastyti apie tai, ką prarado ir kodėl tas žmogus elgėsi taip, kaip elgėsi. Jūs turite pasitraukti nuo to žmogaus. Todėl, kad kitaip jisai neišmoks pamokos. Jūs negalit gelbėti šito žmogaus. Ir atrodo, kad nelabai ką pakeisit situacijų.
jūs tai žinot. Gerai, ką konkrečiai skorpionui reikia daryti šiandien, šiuo laikotarpiu? 8 skeptrai, 10 kalavijų, komunikuoti apie pabaigą ir paleisti. Laikytis savo vertybių, savo normatyvų ir tikėti, kad jūs einat į savo viziją. Jūs turite, aišku, tą viziją žinot, ko jūs norit, ar ne? Okay. Nežinau daugiau ką klausti. Judam toliau. Šaulys. Šaulys. Palaukit. Kas yra aktualu šauliui šiuo metu? 6 kalavijai. Popiežius yra pagrindinė tema, žiūriu šiandien. 6 taurės, velnias, 9 skeptrai, skeptrų karalienė. Kai kurie iš jūsų per daug laiko praleidžiat refleksijoje apie praeitį ir tai kuria jumyse toksišką mechanizmą. Jūs esat kviečiami grįžti į savo turimus įsipareigojimus, į savo turimus kontraktus dabar. Gali būti, kad yra situacija, kurioje jūs naudojatės trečia šalimi arba jūs esate trečia šalis, kurioje yra naudojamasi. Turite paleisti šitą gyvenimo aspektą. Nekurti vizijos, nes tai primena trauminį ryšį. Nekurti kažkokios fantazijos, ant kurios kabėtumėt. Grįžti atgal į realybę. Grįžti jeigu turite santuoką, į santuoką. Grįžti į savo turimus kontraktus dabar ir juos gerbti. Kodėl tai aktualu šauliui? Ego. Kalavijų karalius, taurių riteris. 7 monetos. Yra kažkas, kai kuriems, tai yra situacija, kurioje yra kažkas susijęs su intimumu. Ir jūs esat kviečiami neskubėti arba stabtelti, permastyti. Permastyti ar, nežinau, neskubėti, kantrybę. Kodėl reikia neskubėti, kantrybės reikia? 10 taurių, taurių pažas, 7 kalavijai, 4 kalavijai, jūs norit kažko nematyti. Jūs norit peršokti kažkokį žingsnį ir kažko nematyti. Kodėl? Tarsi bandytumėt, čia kaip, nežinau, būtumėt gavę kokią tai fizinę traumą, įsivaizduokim, jūs sportininkai, jūs sportuojat, dalyvaujat, kovojat ir taip toliau, ir jūs gaunat kažkokią traumą, ar ne? Jūs tą traumą gydote ir tada ateina jums pasiūlymas kažkur sudalyvauti.
Ir jūs taip, jau viskas langėte nuimta, čia visa kita, aš laisvai galiu judėti, varyti ir taip toliau. Ir jūs tarsi bandot peršokti gijimą, nes jūs manot. O manot taip dėl to, kad norit kažkokio rezultato. Skubat. Jūs esat kviečiami kantriai duoti laiko, leisti savo gyti, neskubinti savęs. Patarimas Šauliui šiandien šiuo laikotarpiu. Saulė kvailys. Jep, taip. Išlaikyti autonomiją, išlaikyti nepriklausomybę, neskubinti savęs į neskubinti save į kontraktus. Tai gali būti tas kitas žmogus, kad tai yra labiau tarp jūsų trauminis ryšys arba tam kitam žmogui trauminis ryšys ir jisai nelabai supranta, į kur jis juda su jumis, atrodo, kad supranta, bet jūs visą tai pamatysit gerokai per vėlai. Tai gali būti jūsų gijimo tam tikri dalykai. Okay. Džiaukitės gyvenimu, bet būkit kantrus su savimi ir mylėkit save pakankamai, kad galėtumėt pasirinkti tai, kas jums veikia. Okay? Toliau, kas eina po Šaulio? Ožiaragis. Ožiaragis. Kas yra aktualu ožiaragiui šiuo metu? Opapa. 9 kalavijai, monetų karalius, 6 monetos, 10 monetų, kvailys, 4 kalavijai. Jūs įveikėt kažkokį sunkumą. Gali būti, kad išvengėt kažkokios žalos, prevenciškai užbėgot už akių ir tai buvo sėkminga. Yra aktualu dabar pailsėt. Kai kuriems iš jūsų, dėl ko čia yra 9 kalavijai? 7 monetos, 7 kalavijai. Gali būti, kad dėl vagystės, dėl resursų, gali būti, kad kažkas įvyko, arba jums tai buvo padaryta, arba jūs tai padarėt. Aš labiau jaučiu, kad jums tai buvo padaryta. Ir tai gali liesti resursus. Jūs esat kviečiami susikaupti, susikoncentruoti į tai, kas yra svarbu finansiškai, materialiai šiuo metu jūsų gyvenime. Ir tai daryti ir jums pavyks. Po to nepamirškit pailsėti. Ką reikia ožiaragiui žinoti apie šitą situaciją? 4 taurės. Kai kurios iš jūsų bus bandoma apgauti. Pasinaudoti. Kas yra šitas žmogus?
Gerai, pasakysiu situaciją. Nežinau, kurioje pusėje jūs esat. Į kažkieno gyvenimą atėjo žmogus, kuris norėjo įrodyti, kaip lengvai yra pažeidžiamos kito žmogaus ribos. Nežinau, kas norėtų tai įrodyti ir tuo užsiimti, bet tebūnie. Šitas žmogus maždaug kas tu toks arba kas tu čia tokia, kom tu čia dediesi esanti, ar ne? Žiūrėk, aš įjungsiu savo šarmą ir aš tau parodysiu, kaip yra lengva tave užlaužti. Ir jeigu tai buvo vienos nakties nuotykiai, sakykim taip, šitas žmogus eina iš proto. Šitas žmogus eina iš proto. Visų pirma, tie principai, kuriais jisai save pateisindavo savo elgesį, jam visiškai nebesueina. Absoliučiai. Jeigu kažkada jisai save pateisindavo, šiuo metu ragas, tai no. Kitas reikalas, šitas žmogus eina iš proto, nes jis nenori atrodyti taip, kaip jis pasirodė. Aš nežinau, kas įvyko, bet įvyko didžiulis pabudimas šitame žmoguje. Didžiulis pabudimas. Emociškai, mentaliai yra didžiulis chaosas. Emociškai, materialiai netgi galbūt atsiranda noras atrodo, kad tai yra stabilus žmogus savo rutinoj, bet gali būti, kad net atsiranda noras turėti daugiau, nes yra noras būti su tuo kitu žmogumi. Neįsivaizduoju, kaip įmanoma išlipti iš šitos situacijos. Kai kurie iš jūsų pamatėt kolegą, bičiulį, kitaip. Jūs pamatėt, kaip tas žmogus melavo. Man į mintis ateina dergėsi iš kažko. Gali būti, kad vaikas šitoj situacijoje buvo svarbus elementas. Gali būti, kad jūs dalyvavot šitoj situacijai, kažkuo prisidėjot ir jūs pradedat matyti visą konspiraciją. Ir tai beprotiškai gaila, liūdna. Jo, tai netikėta. Kai kurie iš jūsų norite padėti kažkam kompensuoti. Ką tai reiškia? Kai kurie iš jūsų gali būti, kad jūs slapta norite padėti tam, kas kentėjo situacijai, nes jūs matot, situacija visiškai kitaip apsivertė vaidmenis. Ir gali būti, kad jūs slapta norit kažkam padėti. Nežinau, slapta suteikti finansus, slapta suteikti saugumą. Jūs tarsi jaučiatės atsakingi dabar. Aš nežinau, kodėl taip įsijungia kažkam. Bet jūs jaučiatės atsakingi už tą žmogų.
kai kuriems iš jūsų, aš sakau, yra žmogus, tai gali būti žmogus, kuris norėjo pasinaudoti, arba tai gali būti žmogus, kuris labai dergėsi situacijai. Gal net kažkokios patyčios buvo, arba nemalonus elgesys. Ir tas žmogus dabar susivokia, kad arba tai buvo neteisinga, atėjo kažkoks nušvitimas, arba jis susivokė, kad jis tai darė, nes jis slėpė savo jausmus, tikrus jausmus. Biskutė apgailėtina, bet atsiprašau, aš nežinau visų aplinkybių. Negaliu vertinti. Tai koks patarimas ožiaragiui šiuo metu? Popiežius, laikytis savo kontrakto, normatyvo. Kai kurie iš jūsų esat kviečiami saugoti. Tas, kas buvo puolama, jeigu tai yra ta situacija. Tas, kas buvo puolama, tas, kas buvo taikinys, jūs esat kviečiami užstoti tai, garbingai tai užstoti, išlaikyti ribas, arba, nežinau, galbūt jūs turit kažkokį pagalbos planą, tai daryti. Ok. Intensyviai. Ožiaragis intensyviai. Kas toliau? Vandenis, ar ne? Vandenis. Kas yra vandenis? Kas yra vandenis? Ką aš čia dabar klausiu? Kas yra aktualu vandeniui šiuo metu? Pakabintasis. Jūs galbūt jaučiatės įstrigę. Jūs esat kviečiami keisti perspektyvą. Pamatyti situaciją iš kitos pusės. Ką tai reiškia vandeniui pakabintasis? 8 skeptrai taurių tūzas. Tai galbūt reiškia, kad jūs turite būti nuoširdus. Kai kurie iš jūsų turite galbūt išreikšti savo jausmus kažkam. Kodėl tai yra aktualu? Taurių pažas. Magas. Kai kurie iš jūsų turite atsiprašyti. Čia tiems, kurie žinot, kad turi tai daryti. Nedarykit to, jeigu kažkas kažką jums padarė. Kai kurie iš jūsų manifestuojat naujus santykius. Kažkodėl esate kviečiami keisti perspektyvą. Kokia vandenio perspektyva yra dabar? 4 monetos. Nieko neduot, nieko nedaryt, nieko nesakyt. Nelyskit prie manęs. Kažkas šitoje situacijoje gali būti, kad net jaučia obsesiją. Gerai. Kodėl tai svarbu vandeniui? Karieta, jūs turite judėti priekį. Okay? Tai, kas yra čia, yra stagnacija. Ir į kur vandenis judės ateityje? Gali būti, kad jūs svarstote tarp 2 žmonių. Vienas iš jų gali būti žemės ženklas, kitas gali būti oro ženklas. Tai gali būti buvusi ir potencialiai būsima partnerė. Gali būti, kad jūs turėsite logistikuoti, laviruoti tarp 2 žmonių.
Šiaip tai, jeigu atvirai, kai šitai matau, man truputį tai kvepia tokiais neišspręstais reikalais. Galbūt tai ir yra, kad kvietimas keisti perspektyvą ir rinktis vieną kelią. Kai kuriems tai yra savęs rinkimasis. Kaip vandenis atsidūrė pakabintojo pozicijoje? Monėtų riteris labai lėtai judėjot. Iš viso galbūt net nejudėjot. Nepriiminėjot sprendimo. Kažkas šitoj situacijai nepriėmė sprendimo. Tai, ką ir sakiau. Kai yra šitas tarp dviejų kelių, eikit, išeikit. Todėl, kad jūs nepakeisit nieko. Ką jūs galite padaryti? Jūs galite būti atviri susipažinti su žmogumi, bet jūs nepakeisit, jeigu žmogus nėra priėjęs būsenos, kurioje jis būtų pajėgus priimti sprendimą. Kai kurie iš jūsų buvot labai nenuoširdus, arba kažkas, reikia taip gal sakyti, situacijai kažkas buvo labai nenuoširdus. Kad tai atrodo kaip vyriška energija. Labai materialistiška ir labai fiziška. Nėra nuoširdumo, nėra draugystės. Trūksta elementų. Gerai, ką vandeniui reikia daryti šiuo metu, šiuo laikotarpiu? 5 kalavijai, fortūnos ratas. Skeptrų pažas, 9 skeptrai stiprybė. Dešimt kalavijų. 7 monetos, 8 monetos, žvaigždė. Žinot, ką tai primena? Tai primena kai kurie iš jūsų nemokat priimti, nežinau, gal pralaimėjimo. Ir tai truputį primena tai, kad įsivaizduokim situaciją, kurioje žmogus, aš nežinau, kaip tai įvardinti netgi. Sakykime, situacija, kurioje žmogus pralaimi. Ir jūs į tai reaguojat kaip, nu ir gerai, nu ir turėk tenais. Nu ir dabar žiūrėk, va matai, nu ir žiūrėk, aš čia dabar parodysiu tau, akis tiekšiu, ten dar kažkas panašaus yra. Tai turi pasibaigti. Jūs turite išmokti priimti, nežinau, pralaimėjimą, galbūt taip reikėtų sakyti. Arba jeigu jūs esat su kažkuo, kas taip su jumis elgiasi, jūs turite paleisti. Kai kurie iš jūsų leidot trečiai šaliai kištis į jūsų saitą. Ir ta trečia šalis gali būti buvusi arba buvęs kažkieno. Ir jūs tarsi kažkaip bandėt parodyti savo intelektualumą, nežinau, supratingumo lygį. Kad štai jūs čia suprantat, kaip čia svarbu, ten vaikai kažkas tai. Bet atrodo, kad tai jūs pačius skaudino ir jūs esat kviečiami tiesiog atsitraukti ir judėti savo keliu. Okay. Kas toliau?
Žuvys. Žuvys. Žuvytės. Kas yra aktualu žuvims šiuo metu? Mirtis ir skeptrų karalienė. Jūsų bokštas, jūsų transformacija. Jeigu jūs turit santykį, jūs labai aiškiai žinot, į ką nebeinvestuoti save, su kuo netęsti pažinties ir ką jūs norite daryti toliau. Kai kurie iš jūsų atrandat, kad tam tikri jūsų veikimo principai jums yra nenaudingi. Nesvarbu, kiek jums metų. Gali būti, kad kažkas esat brandaus amžiaus, bet atranda tik dabar. Gali būti, kad kažkas esat labai jauni ir tai labai greitai pradėsit suvokti, kad yra jūsų tam tikri veikimo principai, kurie jums nenaudingi ir jūs norite tai keisti. Tai gali būti susijęs su impulsyvumu, staigumu, užsidegimu, pykčiu, pasyvia agresija, atvira agresija ar dar kažkaip tais. Ir jūs pradedat labiau orientuotis į savo elementą, į vandenį, į tą plaukimą, į dreifavimą, į nardymą, ar ne, emociškai, jausmiškai. Kodėl tai yra aktualu žuvims? Devynios taurės. Įsimylėliai, 3 monetos. 5 skeptrai, 6 kalavijai, 10 taurių. Kai kurie iš jūsų žinot, ką turit padaryti, kad jūsų bendruomenė būtų laiminga. Kai kuriems tai yra šeima, kai kuriems tai yra socialiniai saitai. Yra dalykai, kurie jūs tenkino ir gali būti, kad tai buvo konfliktai, kurie jūs tenkino. Jūs tame atrasdavot komfortą, tame konfliktiškume. Tarsi atrodo kažkaip jūsų vaidmuo įsižemindavo, kai būdavo kultivuojama konfliktiška energija. Ir kai kurie iš jūsų atrandat, kad tai nėra reikalinga. Ta konfliktiška energija gali būti jūsų viduje, mintyse. Jeigu situacijoje kažkas turėjo trečią šalį, tai baigta. To nebėra. Okay. Kas yra tas bokštas, mirtis? Jums duotas žinojimas. Kažkas jums arba pasakė kažką, parodė kažką, jūs nuėjot, nežinau, pas kunigą pasikalbėt, pas terapeutą, su drauge kalbėjot, su kažkuo, jums buvo pasakyta, kaip manifestuoti. Ir tai atnešė tokį labai staigų apsivertimą mintyse arba, nežinau, kaip, nežinau, iš matricos būtumėt iššokę. Patarimas ir rekomendacija žuvims šiuo metu. Skeptrų tūzas, popiežius. Taurių tūzas, 3 kalavijai. Jeigu jūs esat žmogus, kuris rinkosi tarp partnerių, jūs žinot, kas turi būti jūsų partnerė. Ir jūs žinot, kad tai yra jūsų ilgai ir laimingai.
Kai kurie iš jūsų, kas turite naujų kūrybinių idėjų, imkitės to įgyvendinimo ir tam įsipareigokit labai labai rimtai. Tai bus kelias, kuris jūs ves į gijimą ir jums padės stabilizuoti kažką jūsų gyvenime. Tai gali būti naujas darbas, nauja darbovietė. Tai gali būti kažkas, kas vyksta per atstumą. Bet jūs einat nuo konfliktiškos energijos į labai darnią taikos erdvę. Kai kurie judat į santuoką. Ok. Žuvys. Taip. Toliau. Kas toliau? Avinas. Avinas. Mano pirmas vaikinas buvo avinas. Nu, labai fainas žmogus. Nu, tokia gerumo žmogus, nu. Ok. Gerai. Kas yra aktualu avinui šiuo metu? 10 taurių. Gerai. Kodėl tai yra aktualu avinui? Imperatorienė ir velnas. Ką tai reiškia? Kantrybės, saikingumas ir skeptrų. Atsiprašau, kalavijų karalius. Kodėl tai yra velnas? 9 monetos, žvaigždė, 7 kalavijai. Kažkas labai 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 nori kažką gauti. Gali būti, kad kažkas slapta renka informaciją arba tyrinėja žmogų. Tai truputį neša į obsesijos pusę. Gerai, kodėl tai... Kokioje energijoje avinas yra šiuo metu? Tai gali būti jūsų energija, kur jūs jaučiat galę, savo įtaką. Ir kartais tai turi tokį, tarsi ant ribos ar ne, tabu faktorius šiek tiek. Kažkas galbūt turi galę slapta rinkti informaciją arba slapta stebėti kitus. Ir tai yra tas tabu, ar ne, kiek etika, kiek išlaikyti etiką. Okay. Kokioje energijoje avinas yra šiuo metu? 3 kalavijai. Kitų. 10 kalavijų. Kalavijų karalienė. Kalavijų karalius ir 4 kalavijai. Kodėl čia yra 3 kalavijai, 10 kalavijų? Taurių karalienė. Jūs kažkas įskaudino? Kaip keista, labai daug prieštaringos energijos. Prieštaringų aspektų paveiksle.
Skeptrų tūzas. Jūs išgyvenat dėl kito žmogaus, kad kitas žmogus, nežinau, buvo įskaudintas. Ar jūs išdavė kažkas? Su kuo jūs dabar esat visiškai šalti? Gerai. Į kur eina Avinas? Nes kas aktualu yra 10 taurių centre? Aktualu ta jūsų fantazija, ta jūsų vizija. Ir kadangi tai yra čia aktyvu, jūs esate dabar šitame, tai jūsų fantazija, jūsų ateitis tarsi tampa tabu, tarsi nepageidaujama. Bet tai yra tai, ko jūs norėjot. Toks jausmas, kad visata bando padaryti rokiruotę. Išstumti tai, kas jums nebetinka ir atvesti tai, ko jūs norėjot, tai, kas jums tinka. Bet jūs nelabai leidžiat, nelabai... Kas laukia Avino? Kalavijų pažas. Teisingumas. 5 kalavijai. Pasaulis. 9 kalavijai. Paskutinysis teismas. 6 taurės. 8 kalavijai. 8 monetos fortūnos ratas. Neleiskit, kad jūsų permąstymas numuštų jūs nuo jūsų vizijos. Ką reikia daryti Avinui šiuo metu? Gali būti, kad jūs dėl kažko kito išgyvenat labai. Ką reikia Avinui daryti šiuo metu? 7 monetos. Būti kantriam. 2 skeptrai. 2 monetos. 7 skeptrai, 2 taurės. 6 skeptrai. Skeptrų riteris. Tinkamas laikas. Išlaukti tinkamo laiko. Pergalė bus jūsų rankose, kad ir ką tai reikštų. Jūs turite išlaukti tinkamo laiko, išlaikyti savo viziją, išlaikyti pusiausvyrą, atitinkamuose gyvenimo taškuose išlaikyti sveikas ribas ir prizas bus jūsų rankose. Jūs žinosit, kada jūs turite veikti, kada jūs turite dėti žingsnius. Nepermastykit, nes yra dalykai, kur jūs labai savo į galvą kišat nesąmonės. Nereikia tiek permastyti. Kai kuriems jūsų tikslas turėtų būti jūsų šeima, jūsų fokusas jūsų šeima. Ok. Jautis. Jautis. Šitą kalandą. Kas yra aktualu jaučiui? Žvaigždė! Jūs gyjat arba jūs esate dėmesio centre. Galbūt tai vandenis, kas yra aktualu. Kodėl tai aktualu? Dar kartelį. Tai gali būti idėja, kuri jums atneš šlovę. Atneš tai, ko jūs norit.
Kas yra žvaigždė Jaučiai? 7 monetos. Tai ties ko jūs abejojat, galbūt abejojat ar į tai investuoti. Taurių tūzas ir 3 skeptrai. Surasti savo žvaigždę. Surasti savo startą, savo pradžią. Kas konkrečiai Jaučiui yra taurių tūzas? Teisingumas, 2 skeptrai, balanso atstatymas. Kažkokiame konflikte, konfliktiškoje situacijoje. Taurių karalius, 7 taurės, magas, 5 kalavijai. Kai kurie iš jūsų buvote emociškai nestabilus situacijoje arba kažkas šitoj situacijai buvo emociškai nestabilus ir leido konfliktiškai energijai paimti viršų. Gali būti, kad buvo kitų žmonių, kurie kišosi į situaciją ir taip jūs manifestavot pralaimėjimą. Ir man atrodo, kad nebuvo laimėtojų šitoj situacijoje apskritai. Gali būti, kad jūs norit atstatyti balansą, atstatyti taiką, atstatyti teisingą požiūrį į save arba į kitus. Ir laukiate tinkamo laiko, kada galėtume tai padaryti. Kai kurie iš jūsų turite palikti toksišką santykį arba toksiškus saitus, žmonės, kurie nuolat kiša savo nuomonės, savo požiūrius ir judėti keliu nuo šitos energijos toliau. Kas laukia Jaučio ateityje? 3 kalavijai, 7 skeptrai, skeptrų karalienė, įsimylėliai, 4 taurės, skeptrų tūzas. Kai kuriems tai ta situacija, kuri buvo, tai ką sakiau, ir gali būti, kad jūsų praeities širdgėla, sunkumai neleido pamatyti žmogaus vertės grožio, santykio grožio ir gavosi, kad buvote emociškai neprieinami, bet tuo pačiu ir emociškai nesvarūs. Tarsi. Kai kurie iš jūsų ketinate atstumti žmogų arba pasitraukti, arba jūs būsit atmesti. Ką reikia daryti Jaučiui? Imperatorius. Suvokti savo įtaką, suvokti savo vaidmenį, kad jūs nesat tie, kurie turėtų gintis, kurie turėtų žiūrėti priešiškai, arba kurie turėtų būti labai pasiduodantis. Jūs esat pakankamai stabilus, jūs galite būti stabilus. Jūs turite kalbėti tiesą. Kad ir kokia ta tiesa būtų, jūs turite pasakyti tiesą. Ir tai gali būti ta konfliktiška situacija. Ne tai, kad gintis, o užduoti klausimus ir tuo pačiu patiems būti pasiruošusiems atsakyti. Tai gali būti tiesa, kuri bus nemaloni kitam žmogui, tai gali būti tiesa, kuri nėra lengva pasakyti jums, nes ji nemaloni jums. Jūs esate kviečiami fokusuotis į žvaigždę, į gijimą, į savo, į savivertę, į savo talentus, į savo sveikatą, į savo grožį, ar ne, į savo tam tikrą viziją. Priimti tą vaidmenį, kad jūs turit įtaką situacijai ir jūs galite ją įtakoti ir jūs galite gauti tai, ko norit, arba vesti situaciją sveiką linkme. Ok? Saulė, taip. Taip. Tai yra susijęs su jūsų savo galios pajautimu. Nes jeigu jūs esate situacijų, kur jūs iškart puolat gintis, arba reiškiat savo emocijas kažkaip perkrautai, perdėtai, tai
tai jūs jau galią praradot. Nes jūsų tikslas yra pažinti situaciją ir pažinti tai, ką kitas patiria. Ar ne, nu, jūs norit vesti tą situaciją sveika linkme, ar norit iškart nutraukti, kodėl? Pabėgti, kodėl? Ar ne? Bet atrodo, viskas bus gerai, pozityvu. Ok, ir dvyniai. Dvyniai. Kas yra aktualu dvyniams šiuo metu? Skeptrų tūzas, nauja pradžia, naujas startas. Kodėl tai yra aktualu? 3 kalavijai. Dėl sudaužytos širdies. Kas yra dvyniams tas skeptrų tūzas? Pakabintasis tai, kas buvo atidėliojama. 3 taurės. Kalavijų tūzas. Tiesa, kuri buvo atidėliojama. Tiesa apie trečią šalį. Kai kurie iš jūsų pradedat matyti, kodėl atsirado 3 kalavijai. Ir tai atsirado dėl kažkokios trečios šalies. Tai yra tiesa. O kai kurie iš jūsų turite inicijuoti naują startą ir jums tai padės padaryti tiesa. Kas tie 3 kalavijai? 2 taurės ir velnias. Kaip tai suprast? 9 monetos. Bokštas imperatorius. Jo, velnias yra kažkas neįspręsta. Kažkas neuždaryta, kažkas nepasakyta galbūt. Didelis svoris, kuris jūs galbūt slegia, galbūt kažką šitoj situacijoje labai slegia. Yra nenoras eiti į tą naują startą. Ok, kas laukia dvynių? 9, 4, 6 monetos. Kas laukia dvynių? Nedarykit shortcuto. Kažkas nenori keisti veikimo principo. Jums tai kainuos. Dar kartelį. Nes aš matau, nežinau, noras išvengti kažko. Kas laukia dvynių? 10 taurių, 2 monetos, 10 skeptrų, 9 kalavijai,
monetų pažas, 4 taurės, 4 monetos, popiežius. Ar yra vaikas, su kuriuo jūs nesutarėt? Gerai, jeigu atvirai, aš matau psichologinę kilpą, kurioje užstrigot. Tam, kad save išjudintumėt, jūs turite išdrįsti išsakyti savo tiesą. Ok? Jūs nueisite į labai sudėtingą būseną, būklę, kuri net galbūt fiziškai atsilieps. Bet jūsų laukia gražiai ateitis. Ir gali būti, kad ta gražiai ateitis yra gražus santykis, graži pradžia. Gali būti, kad kažkas nori pasipiršti ir bijo, ar bus priimtas. Bet aš labiau matau kažką, kas yra neįspręsta. Tas skeptrų tūzas truputį tokį duoda kerų vaibą, apžavų vaibą. Gali būti, kad jūs turite pamatyti trečią šalį, kas yra tai iš tiesų. Labai, šiaip žinokit, labai sudėtinga energija. Man sunku į tai yra įbristi. Daug liūdesio ir nusivylimmo. Ir tada noro kandžiotis. Ir tada, ir gerai, ir tebūnie, ir tada, kaip blogai. Gerai, ką aš turiu pasakyti dvyniams pabaigai? Keturi skeptrai, mirtis, taurių karalienė, kantrybės saikingumas. Kas yra 4 skeptrai? Jūs turit uždaryti su vienu žmogumi ir keliauti pas kitą. Arba visiškai užbaigti ir keliauti pas kitą. Gali būti, kad užbaigti turite su ugnies ženklu. Gali būti, kad turite keliauti pas vandens ženklą. Gerai, o kas yra taurių karalienė? Ir kas buvo? Kai kuriems ką jūs turit užbaigti, yra tai, su kuo jūs turėjote ilgą praeitį. Jūs turit sentimentus, prisiminimus. Keliavot kartu kažkur. Tai turi užsidaryti ir jūs turit keliauti taurių karalienė ir kantrybės saikingumas.
Tai gali būti žmogus, su kuriuo jūs galbūt net nelabai suėjot. Taip gali atrodyti, bet tai buvo dėl to, kad buvo įtaka iš kitos pusės. Šitas žmogus yra dabar kalavijų karalienė 9 monetos. Tai yra žmogus, su kuriuo jūs neturit saito. Nežinau, daugiau ką pasakyti. Jo, kai kurie iš jūsų turite nebemažinti savęs, nebebūti meilužių statuse, nebūtinai tai reiškia, kad trečia šalis, tai gali būti tiesiog pažintis, kuri niekaip nenueina iki kažko rimčiau. Ir rinkti save, savo kelią, rinkti savo nepriklausomybę. Neįsipareigoti toksiškom tendencijom. Ok, man atrodo viskas. Tikiuosi, kažkas iš tų žinučių jums tiko. Kažką tame atradot. Jeigu ne, viskas alright, bus kitų kartų. Tai ramybės, pusiausvyros ir iki kito karto.